Apgautas krokodilas. Gyveno kartą toks gudrus elnias vardu Sankancilas. Pakliuvęs į keblią situaciją visuomet sugalvodavo, kaip išsisukti. Dabar paklausykite, kaip Sankancilas pergudravo didžiulį piktą krokodilą, kuris norėjo jį suėsti. Sankancilas gyveno netoli upės, kur augo daug medžių. Jis visuomet lengvai rasdavo savo maisto. Gudrusis elnias mėgo bėgioti, šokinėti ir žiūrėti į vandenį. Baisusis krokodilas Sangbuajus gyveno upėje kartu su kitais krokodilais. Jie visuomet tykodavo Sankancilo, norėdami pasigauti jį pietums. Kartą Sankancilas vaikštinėdamas palei upę pamatė prinokusių vaisių ant medžio. Šie augo kitoje upės pusėje. Elnias užsimanė jų paragauti, nes jau pabodo maitintis vien tik lapais ir šakelėmis. Tik į kitą upės krantą reikėjo taip nusigauti, kad jo nepagautų Sangbuajus. Taigi, gudrusis elnias štai ką sumanė. Pašaukęs Sangbuajų, pasakė jam, kad karalius surengė didžiulę puotą, į kurią pakvietė visus miško gyventojus. Taip pat ir Sangbuajų bei kitus krokodilus. Ir pridėjo: tik pirmiausia, man reikia jūs visus suskaičiuoti, kad karalius žinotų, kiek svečių atvyks į puotą. Išsirikiuokite skersai upės, kad aš galėčiau pereiti per jūsų galvas ir jūs suskaičiuoti. Sangbuajus, išgirdęs apie puotą, labai apsidžiaugė ir sukvietė visus krokodilus, kurie gyveno toje upėje. Kai krokodilai išsirikiavo, Sankancilas tarė: pažadėkite manęs nesuėsti, nes kitaip aš negalėsiu pranešti karaliui, kiek jūsų atvyks į puotą. Krokodilai pažadėjo jo neėsti. Sankancilas, perėjęs upę krokodilų galvomis, tarė: dėkoju, kad padėjote man pereiti į naujus namus. Išgirdę krokodilai bandė vyti Sankancilą, bet veltui. Gudrusis greitakojis elnias mikliai pradingo miško tankmėje ir jie daugiau jo nebematė.